Tai ką, bandom prisistatyti? Galim pamėginti. Staiga drifto bendruomenė susirinkom su Klaidu pašnekėti apie sportą. Šiek tiek. Taip, tai aš Klaidas, labas. Turbūt dar mažiau pažįstamas nei Gedas kol kas. Mums čia gruodžio mėnesį kilo tokia mintis idėja, kad galbūt reiktų karts nuo karto išeiti į eterį pasišnekėti, kas darosi drifto bendruomenė, nes savuose ratelėse mes turbūt pašnekam labai daug. Tai įsidrasinom ir po naujų metų žengėm į tokį pabandymo eterį. Perspektyvą tai norėtume turėti porą svečių ir aptarti tiek visokias einamasias drifto naujienas, tiek galbūt kiekvieną kartą turėti šiokią tokią būtent temą, diskutuoti vienokį ar kitokį klausimą, ar tai būtų technika, ar čempionatas, ar galbūt šiaip kažkoks gandas, plėtkas. Tai Jo, tai tokias kaip mini gal renginių apžvalgas, pažiūrėti, kas kur kaip kam pasisekė, kas nepasisekė, kas kam įdomu, kas kam neįdomu, kaip sekasi ten, sakykime, vieniem ar kitiem organizatoriam, kaip mums atrodo iš mūsų perspektyvos ten kažkokie veiksmai. Tai va šį savaitgalį turėsim pirmą virtualaus drifto čempionato etapą, tai būt apie jį gal truputį ir Klaidas vėliau papasakos. Ja, čia O aš, turbūt gal vėliau pakalbėsim. o aš dabar šį vietoj turbūt pasižymėjau tokią pirmą, tokią labai minimalią būtent temą, ką mes patys galim dviese dabar apsitarti, tai turbūt lengvai uždaryti 23 metus ir galbūt pasidalinti savo mintim, kas mums tenai patiko, arba nuvylė, arba nudžiugino. Tai gal tada tavo mintis būtų, tarkim, apie Lietuvos čempionatą, apie visą Lietuvą turbūt. Apie Lietuvos čempionatą šiaip aš daug galvojau, šiemet labai, šiemet, kai daugiau teko gal padalyvauti tuose renginiuose visuose Lietuvos čempionato, nu, bent jau pro lygos, ten semi-pro street'e gal kiek mažiau, bet ir keliuose ir ten teko sudalyvauti. Tai šiaip pro lyga tai buvo tokia, sakyčiau, labai iš vienos pusės exciting, tipo įdomi, iš kitos pusės tokia labai pasikartojanti ir neturinti to savo tokio, nežinau, šarmo. Nes šiaip iš vairuotojų pusės tai matos ten trūkumas, atrodo man bent jau asmeniškai, taip atrodo, kad trūkumas noro, tobulėt noro kažkur aukti, kažkur kilt. Niekas atrodo nesistengia išlipti iš tos Lietuvos mūsų pro lygos, ką mes turim toks truputį užsisėdėjimas, gal sakyčiau, naujų driverių, vairuotojų irgi ten kažkaip neturėjom labai daug. Tai vienintelis, kas, kuo džiaugiaus šiemet labai, tai kad Semi-Pro lyga, ten keli driveriai, kurie dalyvavo Pro lygos renginiuose, tai visai neblogai pasirodė ir aš manau, kad bent jau kelių metų perspektyvai, tai aš manau turėsim ten tikrai neblogus Pro lygos konkurentus ten dabartiniam, visiems gerai žinomam, ten pavyzdžiui Čirbai ar Vasiliauskai. Jo, tai kad tik Tai Chebrai užtektų pinigų išlaikyti būtent tam lygį, nes vėlgi išlaidos auga, nu, taip. turbūt ne pusantro karto. Jo, tai vat įdomu ir kaip ir su tom išlaidom seksis ten susidėliot, plus su remimais, nežinau, ten yra Hebros, kas va kaip tik va čia aš labiau gal apie Alekso momentą kalbu, kad man paliko didelį įspūdį. Tai aš manau, kad ten ta dalis gal kiek daugiau pažengus, gal panašu, kad žino, kuria linkme reikia eiti ir žino, ką reikia pasitobulinti, kur pasitemti, kad pasiekti savo tikslą ir pro lygai ten finansus atrast. O šiaip daugiau, nežinau, manau, daugiau tie, kurie bandė pro lygą važiuoti, tai buvo tiesiog tas toks gal pasibandymas, pasižiūrėjimas ten jau iš tų, kurie turi techniką ar turi jau kitus dalykus paruoštus realiai pro lygai, tik tai dar vis gal ar įgūdžiai, ar vairavimas, ar kažkas biški dar stabdo ir dar gal biški nedaugo kitos pro lygos. Semi pro lyga, tai sakyčiau, turbūt dabar pačiam geriausiam savo tam momente pykė, bent jau aš kiek išvelgiu, kiek pastebiu. Ir ten yra tikrai ne vienas turbūt driveris, kurio akise matos tas užsidegimas ir ugnelė. Kai tuo tarpu pro lygai tokių nėra, kad labai daug aš pastebėčiau, bent jau paskutiniu metu, kas važiuoja Lietuvoje. Tarkim, pas Beną yra galbūt ta tokia ugnelė, gal jisai nori, stengiasi, bando tobulėti. Andrius gal daugiau pereina į kitą pusę, į Konstravimą konstravimą ir turbūt, ne? panašiai. Taip, aš taip bent jau taip man atrodo. Streetas tai toks vėl, šiaip džiugina, kad jau daugiau tiek streetas, tiek semi-pro, tiek pro lyga, tie patys visi jau truputį supranta ir tų pačių simulatorių reikšmę kai matom tam tikrus pavyzdžius rezultatuose ir panašiai, tai šiaip tas irgi visai
visai nudžiugino, kadangi aš čia pats daugiau simuliatorinis esu, tai jeigu kas nors čia mane žino, tai turbūt iš tenai ir žinos. Tai visai, visai įdomu. Ir visai, visai dėl to džiugas. Strytas tai buvo toks, nežinau, šiaip strytas labai patiko, kad jie treniruočių ganėtinai daug turi, lyginant su visom kitom. Tai vad, semipro yra pagrindinis turbūt trūkumas treniruočių. Bent jau Kuršėnuose buvau, tai Kuršėnuose ten su treniruotėm buvo labai prastai. Tai vad įdomu, kaip kituose etapuose, nes nesudalyvavau kituose turbūt. Galbūt vienam dar kokiam buvau, bet netkreipiu labai dėmesio. Aš išsamiau prabuvau molėtuose, bet tenai tų treniruočių irgi nebuvo, kad jau prūdai, o su prolyga Mhm. turbūt tų treniruočių kaip ir būtent sakyčiau, kad užtenka, bet galbūt hebrai labai greit dega padangos ir labai greit, žinai, ir piniginė plonėja, tai dėl to turbūt Taip, toks taip, taip. dalykas yra, kad žinai, kad galbūt žmonės toj pačioj, žinai, prolygoje turbūt ir turėtų daugiau to noro du- turėti daugiau to traktavimo, bet turbūt, žinai, nelabai leidžia būtent galimybės, o važiuoti ant prastos padangos ir nejaust, kaip iš tikrųjų elgėsi automobilis, nežinai, ne kiekvienas turbūt gali leižinai. Ir Taip. turbūt vienas iš tų dalykų yra arba finansai, arba per mažai pastangų jas pakoreguoti. Tai turbūt ir pavyzdys turim tą, kad pagaliau nebeturim Lietuvos čempionų Lietuvos lygos, būtent Latvijas yra tą dalyką Taip. Jo, tai perėmė. čia turbūt jo vienas iš tų tokių svarbesnių irgi momentų, jo. Nes šiaip, vat, būtent, gal ir tos ugnelės kaip vairuotojai ten kai kurie turi, bet su finansais tas turbūt jo daugiau žaidžiantis momentas yra pas kai kurios. Tai įdomu, ko galima tikėtis kitam sezonui. Šiaip šiemet ir tu komanda, nemeluosiu, tikrai nustebino, kad suteikė tiek Vaškeliui galimybę dalyvauti tiek tą patį Niknaką pasikvietė. Aš manau, tas Niknakas gal jis iš vienos pusės kaip ir mums gal net iš dalies buvo reikalingas, nes truputį sugražino mus į savo vietas ir davė suprast, kad gal dar turime kur pasitemti iki Latvių pavyzdžiui. Tai aš manau, kad šiaip jis tikrai mums čia nebuvo kažkoks labai, labai, labai maišantis dalykas ir visai nematau realiai minusų jo dalyvavimo čia, nu, apart to, kad taurė iškeliavo į Latviją. Va, iš tų dar, kas man tokį progresą paskutiniu metu, tokį pastebėjau pro lygoj, sakykime, tai Simas Kvetkauskas. Man turbūt vienas iš tų tokių favoritų, kuris paskutiniu metu stipriai ganėtinai padėjo, ypač turint omeny, kad jo mašina jau tikrai nėra pirmos jaunystės ir nėra galbūt tokia konkurencinga, kaip ten, nežinau, lyginant su Vaškeliu ar su Vasiliausku tuo pačiu. Tai šiaip aš manau, kad tikrai dar yra potencialo ir jeigu toliau fokusuosis, kad važiuoti rezultatui, tai aš manau, kad galima ir ten visai tikėtis kažko įdomesnio ir geresnio Bet turbūt šiais. tikėtina, kad dėl geresnio rezultato, aš sakyčiau, kad gal jau reikia galvoti apie kitą kėbulą, šitą gal Jo, kažkur į muziejų padėti. jo, aš visiškai pilnai sutinku, šiaip jau, nu, aišku, ten padaryti tie visi modai, vadinami, dar suspėjo pasikeisti ant tiltą, taip toliau visi tie dalykai, bet aš vis tiek nemanau, kad ten tas kėbulas yra pakankamai geras pasiekti, ten, nežinau, kažką aukščiau negu Lietuvos čempionas. Baltijos galbūt dar kažkaip įmanoma, bet toliau tai turbūt tikrai jau būtų sudėtinga. Nes aš kažkaip ir nepamenu, kad jis būtų šiemet turėjęs ar tai rimtų techninių problemų, kad nebūtų, žinai, kad buvo daug etapų, tarkim, Taip, ketvertukė ir paskui dėl gedimo tu kažkur iškirtai. Tiesiog buvo, neturėjo nesėkmingų top 3 Estijoje, bet ten buvo, man atrodo, labiau nesėkmingos važiavimas, o ne technikos problema, tai turbūt ta mašina taip. svarbiau jau atiduoda. Jo, tai Kalbant mašina ten tas toks truputį stabdis, sakyčiau, tikrai aš kiek pastebiu. Jo, kalbant apie mašinas, kas mane šiek tiek nustebino, tai Driftmasteris, kad Viecikas, nors ir Mhm. turėdamas beveik, galima sakyti, neribotą biudžetą, taip su Supra ir neišvažiavo į jokį etapą. Aš žiūrėjau ir tą momentą irgi ir analizavau ir galvau, kaip čia ir kodėl ir kam tai yra. Šiaip turbūt pagrindinė mintis yra ta, kad Supra visgi dar jisai neišsiaiškino tiek iki galo, kiek norėtų turbūt visos važiuoklės veikimo principų ir
kiek matėm ten jo testuose, kiek matėm jo video, tai šiaip ten dar jisai pats kiek minės, tai dar trūksta iki Nisano valdymų. Bet čia faktas, jinai ir nebus tokia pat kaip Nisanas, nes jinai, nu, ta prasme, visiškai skirtingi važiuoklės veikimo principai ir taip toliau. Tai aš manau, kad gal jam reikėtų ne tiek, kiek žiūrėti, ne kiek stengtis mašiną pasidaryti tokią pat kaip Nisanas, kad įvaldytus taip pat, o gal kažkiek reikėtų ir pačiam pamėginti adaptuotis prie mašinos ir pamėginti išnaudoti tą jos, žinai, skirtingumą nuo Nisano jo naudai. Nes kiti žmonės kažkokiu būdu, žinai, pavažiuoja, tai vat, gal pritarčiau tavo minčiai, kad, žinai, tiesiog reikia bandyti važiuoti, tarkim, kaip su BMW, ne kaip su Nissan, Taip, kad būtų gal tas taip. variantas. Nesigavo su to pačiu Nissanu gerai važiuoti ir Europos čempę, nes aš turbūt iš savo minties pasakysiu, kad galbūt ta mašina jau yra atsukta iš tiek ribos, kad vėlgi ten yra, tarkim, atrodytų iš mums šauna, kad yra daug pinigų ten, tu gali nueiti prisipirkti naujų dalių, bet turbūt tie sprendimai ir daug tų techninių gedimų buvo taip pačiai Švedijoje arba Suomijoje, kurie laidojo būtent tas viltis jam kelioniai. Taip, taip. Nu, šiaip aš irgi va dėl tų gedimų irgi lygiai taip pat, na, aš galvoju, kad pagrindinis dalykas tai jau vis tiek ta mašina jinai jau yra ganėtinai sena. Tai šiaip jau iš jos tokiem sukibimam ir kitiem dalykam aš nemanau, kad ten kažkas yra labai tinkama ir paruošta. Kiek matėm šį sezoną, tai ten nugedimų buvo tikrai daug ir pačiais netinkamiausiais momentais, plus jinai gal ne visuose situacijose irgi buvo pati konkurencingiausia, netgi gal sakyčiau, gal ir kartais pas priešininkus tam tikruose atvejuose matęs mašinų pranašumas lyderius, ten tuos pačius Shanahanus. Tai aš manau, kitas dalykas, dar jisai su to savo sukibimu vėl žaidžia labai, kas irgi visiškai neduoda mašinai atsipalaiduoti ir dėl to viskas kenčia, viskas lūžta. Tai realiai, jeigu jis nesistengtų galbūt būti pats greičiausias, ta prasme, tokiais skirtumais, kaip yra dabar, kokiais jisai dabar važiuoja, tai aš manau, kad tikrai turėtų valčių ir tas Nissanas nelūžti. Bet jeigu jo sprendimas yra visgi važiuoti su tokiu maksimaliu sukibimu, tai tada akivaizdu, kad turim ir tokį rezultatą, kad jau niekas pradeda nebelaikyti. Aš labai nenusivyliau, kad šiemet netapo čempionu, nors yra vienas iš mano turbūt mėgstamesnių vairuotojų, bet aš kažkaip labiau norėjau, kad būtų čempionas Suomis, o ne Airis visgi, kad parodyt Hebrai, kad yra ir būtent kita pusė, apie ką gana daug kas Lietuvos dirbste pamiršta, kad yra labai Airiai yra būtent stiprus ir tie patys Lenkai, bet man atrodo, kad ir Hainenas padarė gerą šuolį, bet turbūt biški pritrūko kai kuriuose etapuose ar gal tų pačių, žinai, šaltų būtent perų, nes man atrodė, kad galbūt ta pati Ryga ir važiavimas būtent Čiaise ir per daug naglas rėmimas Makyverio, gal šiek tiek jie ir ten būtent sudegino. Aš šiaip paskutinėme etape tai aš irgi buvau už Laurį gal, bet iš kitos pusės, kai pasižiūri, tai Konoras tiek kartų buvo taip arti to čempionato viso. Tai aš manau, kad ir jie nusipelnė, nes nu, kiek pasižiūri, tai jie visiškai atiduoda ten visas savo jėgas važiavimui, bent jau masterių sezone. Tai plus off-seasonė irgi, kiek tenka stebėti jau turinį, tai irgi nu, tikrai neleidžia laiko veltui. Tai aš manau, kad iš dalies jisai buvo vertas jo. Suomis gal dar truputį turi, žinai, neįsijausti iš karto į pirmas vietas tą tokį vaidmenį. Aš gal visai ir sutinku, kad viskas taip ir turėjo būti, nes pernai metais jis gal top 10 ten kažkas galvos, net, Man atrodo, kažkas žodžiu jo, gal netgi už jo. Tai labai toks, žinai, drastiškas iškart šuolis į pirmą vietą būtų buvęs, tai aš manau, kad jis dar gal būtų net ateinančiam tam 24 metų sezonui, gal net būtų jo pasiruošimui kažkiek galėjo šitie dalykai nukentėti dėl šitų priežasčių, jeigu, tarkim, būtų čempionas. Dabar gal truputį, žinai, dar jaustą tokį alkį ir norės dar nugalėti. Aš manau, kad jam turbūt esminis pliusas bus iš to pozityvo, kad tu atvažiuosi į naują sezoną ir tu tikrai turėsi įsitikinimą, kad tu gali kovoti be problemų dėl pirmos vietos ir su bet kuo stumdytis. Tai manau, ten, nežinau, žmogaus psichologijos, bet jeigu važiuos taip, kaip yra toliau, tai tikrai bus
prie pretendentų būtų aukštai. Jo, tai va tas ir yra smagu, kad šiaip jis toks, man visą laiką, nežinau, patiko jis, kaip važiuoja, viskas tvarkoj, bet jį technika visą laiką stabdydavo, turėjo silpną variklį, ko, nu, Europos čempionate 600 arklių, tai čia tikrai yra nepakankamai. Tai šiaip, nu, nebent lieka, kaip Niknakas parodė šiemet, bet ta prasme, šiaip tikrai 600 arklių yra nepakankamai, o pasitobulino mašiną, tai jis kitam sezonui dar plus ir prie mašinos labiau pripras ir susidraugaus ir galbūt techninius kažkokius sprendimus pasidarys geresnius negu buvo šiemet. Jeigu dar vis važiuos tą pačią, dar šito net nežinom iš vis. Tai jeigu važiuos tą pačią ir pasidarys kažkokius namų darbus, tai aš manau, kad turėtų tikrai būti vėl top 3 turbūt sekančiam sezone. Apie FD galim pasišnekėti. Aš esu pasižymėjęs du momentus, kurie man ne tai, kad labai nustebino, bet, taip sakant, truputį pakėliau antakį. Tai iš pozityvios pusės nesitikėjau, kad Bakčis liks čempionate antras. Galvojau, kad, nu, galbūt trečias, galbūt ketvirtas, penktas, bent jau ypač taip, kaip klostėsi, turbūt pirmi 2/3. O kitas dalykas, kas man irgi buvo truputį įdomus, aš visgi galvojau, kad Dynas iškovos bent vieną pergalę, bet pasigavos vienas podiumus. Aš dėl šito momento tai net nežinau, iš tikrųjų, dėl Dyno situacijos aš gal šiaip nemeluosiu, tikėjausi daugiau iš pat pradžių, nes jisai kaip ir sakė, lyg ir visai jis ten jaučiasi komfortabiliai toj mašinai, plus padarė ten tuos atnaujinimus palei kelis, tai aš įsivaizdavau, kad ten turėtų būti truputį gal geresnis rezultatas, bet šiaip žiūrint, tai nežinau, Aurimas, tai kaip ir aš iš vis dėl Aurimo, tai aš jau manau, kad visai sezono pradžioj net ir tikėjau, kad jisai gali laimėti, bet šiaip kiek pastebiu paskutinius kelis sezonus, tai visą laiką pradžia sezono būna tokia sėkminga, sekasi ir kažkurio momentu tiesiog pradeda nesukrist kortos ir nukrenta tada žemiau lentelė ir tada gale sezono vėl po truputį pakeila į viršų, link podiumo. Tai šiaip aš manau, kad jisai dar kitą sezoną, jeigu žada važiuoti ir važiuoti su to pačiu Nisanu, tai aš manau, kad gal visai galima tikėtis vėl turbūt podiuminio finišo, nes kol kas FD tai aš nematau, kad kažkas atsirastų naujo ir kad kažkas labai darytų kažkokį, žinai, irgi pažangą. Tai šiaip RTR komandai jo labiau nebėra Chelsea, Danofos, tai vėl dar vienu konkurentu labai stipriu mažiau atsiranda dėl pirmos vietos, tai aš manau, kad galim tikėtis visai neblogo rezultato. O dėl Dyno grįžtant, tai nežinau, sakau, Dynas pats kažkaip sakė, kad jaučiasi tą Mustangę komfortabiliai, bet šiaip kiek žiūrėjau važiavimus, kaip man atrodė iš šalies, tai kad atrodė mašina tiesiog nespėjo su jo vairavimu. Atrodo, jisai bando kaip Nisaną vėlgi vairuoti lygiai taip pat kaip ir Vieceko momente. Turbūt yra tas dalykas, kad Viecekas to Supros dėl to ir neprisijaukina turbūt, nes bando kaip Nisaną vairuoti lygiai taip pat ir su Dynu. Tai faktas, RTR ten kiek yra kalbėta, kiek yra visur minėta, tai labai dideli kaštai su juo yra treniruotės daryti ir panašiai. Tai kaip ir logiška, kad neturėjo jis ten daug seitaimo ir važiuojant tik tai realiai sezono metu be jokių treniruočių, tai visi suprantam, kad labai sunku rezultatą padaryti su visiškai kitaip važiuojančiu kėbulu. Nu, Tiek svoris visiškai kitas, tiek viskas. Padarys Vaisfabos važiuoklę, gal geriau lieks ant 25 metų. Nu, tai va čia vėl, žinai, klausimas, ar RTR visgi leis savo dėtis Vaisfabą. Aš iš to vietoj gal kiek abejočiau, bet galbūt ir įmanoma. Jeigu taip nutiktų, tai šiaip būtų visai smagu. Būtų įdomu tikrai. Tau užklijuos, žinai, Fordų lipduką, ten spalva yra panaši, ten anksčiau. Nu, jo, būna taip, kartais pasitaiko tokių momentėlių, jo. Teko matyti sportininkų tam pačiam Europos čempionate, kurie važiuoja su tebūnie Falcano padangom, bet jos būna tik ant parado arba kažkur tai. Tai gali būti ir šitas, taip. Čia šitos vietos tai neatspėsim realiai, bet šiaip žiūrint iš marketinginės pusės, tai turbūt nelabai taip
būtų realu tikėtis. Bet, va, kaip sakai, jeigu va, būtent tokia atveju, tai gal ir visai įmanoma. Jie turi tuos savo lokus, jie žino, kaip jiem patinka, kad elgesi tą mašiną. Tai jiem tai tikrai ten nebus turbūt nieko geriau, bet europiečiam galbūt. Galbūt, žinai, prie to mūsų europietiško stiliaus daugiau pritaikys tavo Vaisfabas loko savo. Įdomu, kaip ten galinė važiuoklė, ką Vaisfabas su jie darys irgi, ar turės kažkokį savo, ar kaip ten, žinai, viskas atrodys. Tai va čia, žinai, dar labai įdomu pamatyti, ką Vaisfabas, žinai, parodys irgi. Nes čia spėliot galima, bet jeigu bus tik tai lokas, tarkim, nu, ta prasme, tai ten tikrai nu, nepadarys iš tos mašinos kažko labai labai stebuklingo. Tu virtualiai esi važiavęs su Mustangu? Kaip tu? Jo, važiavau ir man asmeniškai tai tas naujasis, tai jis labai didelis, labai nepatogu man, bet tas senesnis, ne senasis, bet senesnis, ten reikia 18 metų matuotas, kurie, tai tas šiaip visai solidžiai. Nepasakyčiau, kad jisai kažkoks labai agresyvus ar labai greitas, bet jisai labai labai lengvai valdomas, toks atrodo. Jisai labai plaukia, atrodo, keliu, tiesiog jisai tau vairą neplėšia iš rankų, kai tau nepatinka ir panašiai. Tai va tokie, žinai, kur jis iš tos pusės kaip ir turi pranašumą, bet tarkim, va tokiem va vairuotojam kaip, nežinau, Dynui, Viecekui, dar kažkam, kurie savo žemę, žinai, tos agresijos turi nemažai ir ją tokią naudoja kaip Nissanas, žinai, kaip su Nissanu važiuodami, tai jiem čia turbūt labai didelis minusas, nes tą mašiną padaryti, kad jinai rotuotų iš kampo į kampą tokiu pat greičiu, nu ten, nežinau, labai jau didelis raketų mokslas turi būti, kad būtų iš vis taip įmanoma padaryti realiai, nu, nes tikrai jaučias labai, kad jis yra ir didesnis, ir sunkesnis. Ką mes dabar galim papasakoti, pakalbėti turbūt apie jūsų čempionatą? Jo, paskelbėm trasa Kačerginė. Šiaip buvo mintis iš pradžių iš vis kažkaip čia tokį semipro lygos šiemet darom čempionatą visą, sakykim, tokį labiau semipro. Tai realiai mintis buvo padaryti kažką gal kitaip negu aphilas, kad nebūtų taip visiems įprasta ir šiaip visas tas čempionatas, aš manau, bus toks gal truputį kitoks, su kažkiek, žinai, kažkokių naujų dalykų, kad, tarkim, nu, turim nemažai ir driverių, kurie važiuoja realybėj, žinai, tai toj pačioj semipro lygoje, street'e ir pro ten, man atrodo, jo, tai Gediminas Levickas, tai įdomu, žinai, pabandyti ir pažiūrėti, kaip jiems sekasi adaptuotis. Nes ten tą patį, žinai, aphilą, jeigu jam duosi, tai ok, jie sugebės simuliatorė, ne, jį išmoks ir viską, žinai, ok, realybė irgi tada, bet jeigu tu juos pasodinsi, tada, žinai, naują trasą, jie tada žiūri išpūstom akim ir galvoja, aha, o kur čia dabar rankinį traukti, žinai, ant pasistatymo ar dar kažką. Tai aš manau, kad mintis ir yra ta, kad truputį Hebrai duotų tokį, žinai, pasiadaptuot. Tai jo, pristatėm trasą, Kačergą, turim dabar, bijau sumeluoti, man atrodo, 71 registraciją, kas šiaip irgi labai nudžiugino, nes bandomajame etape buvo 55 galbūt, ar, nu, kažkas apie 50. Tai dabar pabandoma etapo 71 sulaukti, visai džiaugiuosi, manau, kad kol kas tinkama linkme einam. Tai bus įdomu, kaip viskas, žinai, išsiklostys, išsivystys ir ko galima bus tikėti. Šiaip galiu pasipromint, kada vyks transliacija. Tai vyks sekmadienį nuo 4 valandos prasidės kvalifikacija. O, tai, ir tada top tai, tempo, ne? Jo, iš karto po kvalifikacijos pasidarysim turbūt ten kokią pertraukėlę trumpą ir šoksim iš karto į top 32, čia priklausomai, kada tą kvalifikaciją pasibaigsim, nes kažkaip su tais terminais dar, kai šviežiai tą čempionatą darom, žinai, dar tų dalyvių lygiai taip pat, žinai, tas skaičius kinta, tai dar nenorim kažkokių labai tų, žinai, laikų tikslių paskelbti, tiesiog kada pradžia, o jau, žinai, visai eiga, kada gausis, kad nebūtų po to čia tas vėluoja, tas nespėja ir panašiai. Tai vis tiek visą informaciją, kai mes jau daugiau žinosim, sudėsim Driftas LT, galėsit ten susirasti ir nuorodą, ir laikus, tai bus viskas aišku.
Ir paskutinis dalykas, ką aš turėjau tai aptarti ir primint, kad lygiai už mėnesio turėsim Driftas gal LT antrą gimtadienį, tai kviečiam visus vėlgi į Kauną, apdovanosim, pasidėsim, kokį gėrimą paragausim, į mašinas nežiūrėsim, bet pabandysim tiesiog ramiu aplinkoje gerai praleisti laiką, pakalbėti ir pasidžiaugti, paprikolinti. Nežinau, dabar dar yra klausimas, ar turėsim svečių iš kiek tolimesnio užsienio negu kad Latvija. Tai matysim, informuosim, pranešim, bet dirbam dėl to, kad būtų ne tik lietuviška publika, kad būtų ką pamatyti, o renginys, beje, nemokamas kaip ir drifto čempionatas virtualus. Tikrai taip. Tai va, toks buvo mūsų pasibandymas pusvalanduką pasišnekėti, tai nepykit, jeigu mes kažką įžydėm arba kažko nepagyrėm, kažko nepaminėjom. Jeigu turit norą kažkokį pamatyti svečią laidoj, tai būtinai ar keletą rašykit komentarus, ar galbūt kokios būtų įdomios temos. Ja, Stengsimės atsižvelgti ir patobulinti. Ir ką, turbūt dar sausio mėnesį tada turbūt gausis aptarti, manau, pirmą etapą virtualaus drifto. ja, būtų visai, manau, įdomu pasikalbėti, kaip ten viskas prabėgo ir kaip ten atrodė. Tai ką, kolektyvas gero sausio mėnesio, geros savaitės ir laikom ryšius su visais bendruomenė. Gero poilsio.